Gerą dienelį, bičiuliai. Šiandienos planas yra nuvažiuoti į tarptautinį renginį, perskaityti savo prezentaciją. Tai visiems gero žiūrėjimo ir lauks komentarų. Sveiki visi, dar kartą. Esu žemdirbystės agronomas. Daugelį metų praktikavau būtent pluoštines kanapes. Ir dar nesu sustojęs jas auginti iš tikrųjų, bet šiandien ne apie kanapes kalbėsim, o apie augalinės liekanas, nes kažkur tas kanapes reikia visgi užauginti ir kad gautumėm gerą pridėtinę vertę, būtent, kad pasiektumėm, sakykime, aukštą kokybę. Tai principas, sakykime, mano mintis yra, kaip atrakinti tą požiūrį, sakykime, derlingumą arba derlingumų paslaptį, sakykime, kaip atrakinti jas. Tai šiandien pabandysiu padėti pagrindinius akcentus ir pamatus iš tikrųjų. Ir, sakykime, ta tvari žemdirbystė prasideda turbūt nuo pagarbos gamtai. Kas tai yra iš viso. Ir žmogus ir gamta tai yra vientisa sistema. Tai kaip ir paėmus visumą, tai mes gyvenam visumui, mikrobiologijos apsuptyje, sakykime, ir tuo pačiu deguonį kvėpuojam skaitos ir tą patį azotą gaunam ir visus kitus dalykus. Tai va, pristatymų metu mes aptarsim dirvožemių tyrimus, nes dažniausiai dirvožemių tyrimus darom neteisingai, taip kaip turėtumėm iš tikrųjų atlikti. Dirvožemių bioaktyvumą truputėlį paliesim, augalinės liekanas, žalią organinę masę palyginsim būtent su sakykime, jau pavirtusią, sakykime, sausa organinė masė. Atmosferinį kūrą truputėlį, apie vandenį ir dirvožemių kvėpavimą. Tai būtų vienas iš pagrindinių veiksnių. Tai va, tavo ūkio strategija prasideda nuo dirvožemio pažinimo, ne, paprasčiausiai. Be dirvožemio tyrimo, kodėl tai aš būtent akcentuoju, kad būtent reikia mums sužinoti, ką mes iš viso turim tam dirvožemį. Paprasčiausiai mes šiandien darom tyrimus tokius, kur realiai nežinom sudėties paprasčiausiai, mes turim mineralinę sudėtį, sakykime, o blogiausia tai yra, kad nežinom, ką turim organiniai daly. Tai va, tai šis ir pagrindinis akcentas turbūt. Ir irgi daug kur naudoju prezentacijos būtent kaip, kad paprasčiau būtų suvokti, kokį dirvožemį norim turėti. Plytą ar kempinę. Turbūt visi suprantam, kad kempiniai gali cirkuliuoti vanduo, deguonis, sakykime, migruoti maistinės medžiagos ir visi kiti dalykai. Plytui turbūt mes sudėtingai kažką užaugintumėm, ne? Tai turbūt todėl ir akcentuoju, kad mums visgi reikia tos organinės medžiagos. Nes jeigu taip pažiūrėsim, organinė medžiaga ji tampa nebeprieinama, nes susisluoksniuoja gilesniuose dirvožemių sluoksniuose ir būna ją sudėtinga paimti paprasčiausiai. Dirvožemių struktūra ir gyvybė joje priklauso nuo deguonies apykaitos, kitaip tariant, dirvožemių ventiliacijos. Sakykime, mane matom, kad yra suspaustas žemės gruntas ir čia tiesiog neįmanoma ir cirkuliuoti deguonėje ir maistui ir visiems kitiems dalykams. Ir būtent pažymėjau kubiką, rubiką. Jeigu, sakykime, paimsim kubinį centimetrą, supjaustysim į 10 dalių ar į 20 dalių, tai pro kiekvieną būtent tą tarpelį cirkuliuos ir deguonis būtent ir visi mitybiniai elementai, būtent galės ir šaknų sistemą vystytis, būtent tokiam dirvožemį, ten, kur, sakykime, ir struktūra, sakykime, kapiliarinė, jeigu taip truputėlį paliekas. Dažniausiai tokį girdžiu pasakymą, kad kalba ūkininkai ir mokslo institucijos ir mokslininkai dažniausiai paminė tai, kad kažkas kažkur išneša tą organiką. Aš nemačiau dar nieko bėgantį per laukus su kibirais, kad kažkas kažkur neštų tą organiką. Jeigu mes tą būtent organinį dalį išneštumėm kažkur į kitą planetą, tai gal kažkur ir kažkas būtų išnešta, bet dirvožemį taip neveikia. Mes jeigu gyvenam būtent visumoje, sakykime, tai mes nesvarbu, kur mes tą organiką padėsim, jis sugrįž. Gal ne tais pačiais metais, bet per daugelį metų. Jeigu taip pailėsim būtent kvantinę fiziką, būtent, kurią dabar būtent studijuoju ir nes nagrinėjau labai, kas iš viso tai yra, tai milijardai dalelyčių skrenda, būtent iš atmosferos ir paliečia dirvožemį, sakykime, ir gali perskrosti neaiškus kokius gyvius.
Tai va čia ir yra esmė, kad mes labai taip abstrakčiai žiūrim būtent į tą dirvožemį, kad mes kažkur kažką išnešam ir čia reikia kažką daryti. Aš manau, kad reikia nekovoti su gamta paprasčiausiai, suprasti jos veikimo principus ir manau, kad tada nebereikės šitų 2 kibirų paprasčiausiai ir susitvarkysit. Čia irgi, sakykime, tokį paveiksliukį dėjau kompostinę dėžę. Ir dažniausiai yra akcentuojama, sakykime, humusas arba organinė ta masė. Humusas tai yra rezultatas, o tai ką aš turiu čia. Sandėlis jūsų, sakykime, tai kai jūs sugebėjot uždirbti, tai kaip ir bankė kokiam, ne, tai jūs pasidėjot, auga palūkanos jums. Tai jūs galite tas palūkanas panaudoti augalų, kaip sako, regeneracijai, augimui ir visiems kitiems dalykams. Ir pagrindinis mano akcentas tai yra turbūt organinė anglis, nes dažniausiai mes maišom, kas yra būtent humusas ir kas yra išvestinis skaičius būtent organinė anglis. Tai truputėlį vėliau parodysiu pagrindinius dalykus ir kai va prieinam būtent kiek organinės anglies gali sukaupti tonomis arba, sakykime, 100 kg hektare. Neįdėjau kanapių, nes dar tiksliai neturim atsakymų, bet galim skaičiuoti, apie 45% sudaro anglies. Tai va, tai kviečių biomasė gali, čia irgi priklauso nuo derlingumo, būtent gali turėti nuo 1 iki 2,5 tonus anglies. Nes šitie skaičiai yra, dabar jeigu taip patikslinsiu, anksčiau mes turėjom kitokius skaičius, bet dabar mes pradėjom daryti visai kitokius metodinius tyrimus, sakykime, ir būtent tyriam tą 10 cm dirvožemį, ten, kur auga augalų šaknis, ir va, iš ten iš šito sluoksnių mes tiek turim, mes tiek sukaupim. O paskiau jau giliau jau mažėja jos paprasčiausiai, nes labai greitai vyks regeneracija, augalai paima ir tai va, tai kukurūzai, sakykime, gali užauginti nuo 2 iki 4 tonų ir medžių biomasę, nesakykime, nuo 5 iki 10 tonų. Ir čia truputėlį sustosiu ir akcentuosiu pagrindinį dalyką. Visi sako, va, dar prie to pačio sugrįšiu, kad kažkas kažkur kažką išneša. Pažiūrėkite, ąžuolai auga po 300 metų. 300 metų, tai ten turėtų būti praraja. Turbūt iki Kinijos turėtume tas įkasti, turbūt, ne? Jeigu iš kažkur kažką išneštume, nu, taip nėra. Tai pažiūrėkit, visur yra miške kaupai. Tai pažiūrėkit, kiek organinės masės mes sukaupiam, kiek mes galim tą, sakykime, energiją panaudoti. Prie energijos dar prieisim iš tikrųjų. Tai principė taip yra. Žinom, kad augalinis liekanos suteikia, sakykime, daug pliusų, sakykime, ne, tik tais, jeigu pažiūrėsim aerobinės būtent arba anaerobinės augalinės liekanas. Irgi šitas yra didelis niuansas, kur jas padėsim paprasčiausiai, bet irgi dar prieisim. Dar vieną tokį pagrindinį akcentą uždėsiu, tai kad jeigu jūs sugebėtumėt padidinti 1% skaitos humuso, tą vadinamą sandėlį, jūs galėtumėte, ką jūs saugate, apie 75 000 litrų vandens. Ką tai reiškia? Tai kad vadinasi, jūs sumažintumėte augalams stresą, net ir galėtumėte valdyti drėgmės lygį arba vandens cirkuliaciją būtent, tuo pačiu ir padidinti augalų derlingumą. O mes šiai dienai paprasčiausiai šito nedarom, nesaugom ir kiek tyrimų įvairiausių peržiūrių, būtent tai principai ir tai, kad organinė anglis būtent didėja viršutiniam sluoksniui, o humusas mažėja. Kodėl? Nes vyksta deginimas, mes ūkininkaujam kažkieno sąskaitų paprasčiausiai. Čia, nu, taip yra. Ir aš manau, kad jeigu, sakau, su laiku ateis tos kanapės pas mus į Lietuvą, gal prisidės prie tos ekosistemos ir kažkaip tai gal kompensuos, nes aš pat daugelį metų dirbu su kanapėmis ir žinau, ką gali jos padaryti ir kokį naudą gali duoti. Bet principai ir tai, ką aš matau, būtent, kad viskas mažėja. Nu, tikrai traukiasi būtent kanapų augintojai, nes nėra sąlygų paprasčiausiai. Tai va. Atmosferinis kūras, turbūt daugelis nesat girdėję tokį žodį ir kas tai iš viso yra, ir nuvažiuojate, ne, į degalinę, pilat kūrą ir visi važiuojate, ne, tai iš kur tai atsiranda. Augalams lygiai to paties reikia, irgi kūro reikia.
Tai kas yra fotosintezė, tai jūsų viename lape telpa visą laboratoriją, įsivaizduojat, tai apie ką mes tada kalbam, tai kokių mums kažkokių čia reikia tų mineralinių trąšų ar dar kažkokių dalykų, jeigu mes nesiekėm ten kažkokių tai milžiniškų rezultatų, jeigu taip žiūrėti būtent į harmoniją. Tai va čia ir yra pagrindinis akcentas, kad mes kartais žiūrim ne ten, kur reikia iš tikrųjų, paviršutiniškai paprasčiausiai. Tai va, mano mintis yra tokia, kad sustokit ir tiesiog sustokit prie augalų ir eikit ir būkit ten ir sužinosit visus atsakymus. Išmokit skaityti augalus. Augalai yra jūsų knyga. Jų knygą irgi nepradedat nuo galo skaityti turbūt, ne? Tai... tai va... atmosferinį kurą sudaro arba kiek iš atmosferos mes paimam energijos, skaitos užfiksuoti organiniai medžiagai, tai nuo 92 iki 98% ir niekas negalėtų patikėti turbūt, ne? Ir gyvybiškai svarbus keli elementai - anglis, deguonis, vandenilis ir azotas, visi veiksniai. Iš dirvožemio gali tik tais paimti nuo 2 iki 8%. Tai atrodo nedaug, ne? Tai kur kas išneša? Kas ten laksto su tais kiberais? Tai čia turiu įdėjus lentelę, būtent kiek reikia būtent sausai medžiagų užfiksuoti vandenilio, anglies 5%, deguonis, tiek azoto, kalio, kalcio, čia irgi šitą lentelę įsiamžinkit, nes tikrai ji yra naudinga. Tai čia turim būtent makroelementus, o čia turim mikroelementus. Ir šitie, pasižiūrėkit, labai paprastai, molibdenas yra tik tais pėdsakas. Sakykime, taip pat ir manganas, ir boras sudaro tik tais labai mažas dalis. O mes dažniausiai augalą priverčiam valgyti ne pro tą vietą, kur reikėtų valgyti, ne iš tikrųjų. Čia yra pagrindinis akcentas, kad mes visko per daug įdedam. Kodėl? Kam? Dėl ko? Ne? Kad perteklingai viską naudojam. Aš manau, kad nedėrėtų šitą daryti, nes reikėtų suprasti būtent augalo veikimo principus. Tai visi kvėpuojat, visi vartojat vandenį, visi turit mikrobiologiją, visi. O ką mes darom? Mes juk savo rankos nepjauname, ne? Be žemės ir saulės ir augalų mes realiai negalim sukurti nieko, ne? Nes mūsų saulė būtent ir visi, ką aš anksčiau parodžiau, jie ir susiję dalykai. Dabar mes bandom apversti pasaulį antrai, iš tikrųjų, priverčiam kažkaip kitaip matyti tą visą dalyką. Aš manau, kad su laiku tai keisis, bet ir mokslas turi pradėti kalbėti, nes šiandien mokslas žiūri tik paviršutiniškai. Ir net nebijau taip šviesiai tiesiai pasakyti, nėra suinteresuoti paprasčiausiai turbūt ir viskas. Tai va, mano tokia ir nuomonė. Tai va. Dar kartą pabrėšiu, kas yra būtent atmosferinis kuras. Atmosferinis kuras tai ir jūsų visų augalų sukauptas būtent fotosintezės metu kuras, kuris gali būtent patekęs kaip augalinė liekana tapti energija. Kas tas energija, mes dažniausiai irgi maišom tam tikrus dalykus, kas tai yra iš viso. Tai va, tai energija jūsų yra šviežia organinė masė skaitos arba augalinės liekanos, kurios yra kompostuotos arba paliekamas ant dirvožemio paviršiaus. Tai čia jūsų yra sukaupta energija. Tai va čia truputėlį paliesiu būtent iš kanapių, nes iš praktikos dažniausiai būdavo problema susiduroti su augaliniam liekanom, ypač su kanapėm, bet kai išpraktikavom ir visas augalinis liekanas mes palikdavom būtent ant žemės paviršiaus ir leisdavom kompostuotis iš liekų. Tai, ką aš pastebėjau, būtent, kad mano ta vadinama skysta anglis, skaitos, ne, tai jos kiekis ženkliai padidėjo. Mikrobiologijos aktyvumas padidėjo ten, sakykime, nuo 20-30%, ne, jeigu taip žiūrėsit bakterijų grybų santykius, jeigu taip pažiūrėjus, ne. Tai šitie visi dalykai būtent ir yra jums užduotis, kad jūs turite siekti būtent tos tvarios žemdirbystės, nes ne mineralinis trąšos, sakykime, ten ne cheminiai kažkokie tai produktai jums bus atimtas. Jūsų ratas baigėsi, tai jūs turite kaip jūs norite daryti, bet vis tiek jūs turėsit susiimti, paprasčiausiai, jeigu taip plačiai kalbant ir pereiti kitą žemdirbystę. Tai dažniausiai ūkiuose būna sėklų, įvairiausių smulkių grūdų, pelų, visokių šiaudų ir jūs laikot juos kažkur. Išvežat į pamiškes, ten sakykime, dabar yra ne pagal gabus, jūs privalote ne palikti, sakykime, apsaugos juostą, šienaujat ir visus kitus dalykus darote, ne?
Tai realiai jūs turite organiką, kūrą, atmosferinį kūrą, kurį galite paversti kompostu. Šis dalykas nėra labai kažkas tai wow. Būtent šitą kompostavimas geriau nei anaerobinis, sakykime, bet būtent kompostavimas yra vienas iš būdų, kaip sugrąžinti tą energiją atgal į dirvožemį. Jeigu tai pažiūrėsim būtent iš ką mes darom, tai mes suvežam iš visų laukų būtent visą organiką, surenkam, netgi ūkininkai kiti irgi atiduoda viską, ką tik tai turi pelus, ten išvalas, viską atiduoda, mes susivežam į kaupus. Sakykime, čia bus degoniniai aplinkui kompostavimas, naudojam produktus, tai kaip naudojam, jeigu, sakykime, turim skystą mėšlą, galim ir kitus produktus įsiterpti, principė, kad reikia padėti, tą, sakykime, pakeisti iš anaerobinės aplinkos į aerobinę aplinką, būtent degoninį aplinkui. Mes kompostuojam būtent taip, jeigu mes priversim, padidinsim, sakykime, vandens kiekį arba nemaišysim, tai bus tada puvimas. Tada puvimas, patogenai ir vairiausi ligos ir kenkėjai ir visi kiti dalykai atsiranda. Tai tik tais už degoninį kompostavimą. Aišku, čia nėra išeitis, sakykime, čia, sakyčiau, geriau palikti viską ant paviršiaus, kad būtų ten, iš kur buvo. Bet jeigu mes žinom, kad ūkininkai daugelis nenaudoja šitų dalykų, mes galim susirinkti ir parsiveš pas savęs ir naudoti paprasčiausiai. Tai va, tai matom, kad ir grybai atsiranda, būtent platus mikorizinis tinklas atsiranda, sakykime, čia yra mikrobiologijos gyvenimo terpė, daug įvairiausių gyventojų ir patys vabaliukai atranda čia gyvenimo terpę paprasčiausiai. Tai va, truputėlį apie mikrobiologiją. Kas yra ta mikrobiologija, dažniausiai užduodu klausimą, nes jeigu taip žiūrėsim plačiai pusę, mes realiai labai mažą dalį tai žinom, kas tai yra ir kiek procentų būtent sudaro dirvožemio, nesakykime. Ir realiai, jeigu taip pažiūrėsim, be mikrobiologijos negalėtų veikti augalai, nes būtent mikorizinis tinklas, skaitos visi grybai teikia tiek maistą, tiek energiją, tik vandenį gali duoti augalų šaknims, ir išauginti gerą derlingumą. Tai va čia irgi yra tokia slydi vieta, būtent jeigu taip žiūrėsi pagal bakterijų ir grybų santykį, mes šiandien Lietuvoje turim pagrindę tai bakterinį terpę, kuri reikalauja maisto. Mes nekuriam duodam. Kodėl mes taip darom? Mes verslą sukūrę norim uždirbti, tai kodėl mes tada duodam? Kodėl mes dar papildomai skatinam, įnešam mikrobiologinius produktus? Nedėrėtų taip daryti, mes tada turėtume sužinoti, ar iš tikrųjų reikia. Tai gal mūsų bakterijos ir grybų santykis yra optimalus ir mums šito nereikia. Dar pabrėšiu, kad kiekvienas dirvožemis, netgi regionuose yra skirtingi bakterijų ir grybų santykiai. Lietuvoje nustatyti tai realiai neįmanoma. Nėra nei vienos institucijos, kuri galėtų šitą padaryti. Tai va čia yra problema. Pirmiausia, turi mokslas pradėti kalbėti, fokusuotis į šitos akcentinius dalykus ir va tada galėsime pradėti kalbėti apie tą vadinamą tvarią žemdirbystę. O šiandien ant pirštų galiu suskaičiuoti žmonės, kurie gali tą daryti. Tai va, principas toks. Neseniai iš tikrųjų pradėjau nagrinėti būtent apie mielės iš viso nėra informacijos, nerasit niekur aprašyta, ką jos daro ir visus kitus dalykus. Mielės vartoja jūsų cukrą, cukrus skaitos iš tos pačios anglies, būtent sukauptos ir tai yra jų irgi energija, gali virsti energijos skaitos ar padalintis būtent degonimi per skaitos kapiliarinės sistemas, būtent arba per mikorizinį tinklą gali susijungti ir paduoti per augalų šaknis degonį. Tai atrodo misija neįmanoma, mes kai pradėjom tą padarytos tyrimus, tiek daug dalykų sužinojau ir galvoju, tai ką aš išmokau studijų laikais ir nepataikomės, net čia žvejojam, turbūt. Turbūt, gal kas nors ir matėt, gal ir nematėt principę, kad mums yra žinoma, arba mes taip manom, kad Marse yra fizika, skaitos ir chemija, todėl ten negali gyventi jokia gyvybė, ne? Tai realiai, jeigu taip pažiūrėsim, pas mūsų Žemėje vyksta fizika, chemija ir biologija, tai neatsiejamas ciklas būtent išlaikyti švarų vandenį, orą, dirvožemį ir ką aš noriu pasakyti. Kaip sako, mano prezentacija baiginėjas ir gyvenkim draugiškai, bandykim sukurti geresnį rytojų ir visiems geriausių darbų. Nu tai va, tai pristatėm prezentaciją. Tikiuosi, kad patiko.
Ir jeigu turite klausimą ar kažkokių pastebėjimų, dar kažko, tai drąsiai galite rašyti į man komentarą ar žinutę, dar kažkur. Tikrai atsakysiu ir man kaip tik bus pliusas vien dėl to, kad aš galėsiu pasiruošti ateinantiems seminarams. Jeigu turite kažkokių, žinai, įdomių temų, tai tikrai galite paimti, parašyti, kas yra aktualu jums. Ir va taip įsitrauksim būtent į diskusiją ir galėsiu kažkokią tą kitokią informaciją pateikti. Tai, kas jums ir aktualu. Tai gal tai, ką aš kalbu, jums ir neaktualu. Tai va, tai lauksiu būtinai komentarų jūsų, kada parašytumėt. Tai va, dar kartą noriu pabrėžti ir padėkoti jums. Ačiū, kad laikinat, prenumeruojat, komentuojat ir man patinka tie komentarai. Tai va, man stimulus ir dar daugiau daryti. Jo, iš tikrųjų širdingai dėkingas, kad visi peržiūrit ir vis tiek priverčia kažkaip dar kitaip pažiūrėti, kad ir būna ir išsakyta ir kritika, bet man patinka. Tai va, ačiū jums ir iki greito susimatymų.